Kurpius Yla. Kurpius Yla buvo mažas, liesas, bet labai judrus žmogus. Jis nė minutės negalėjo vienoj vietoj nustygti. Jo išblyškęs veidas buvo visas raupuotas, plaukai žili, nosis didelė, o akys mažos ir nuolat į visas puses žvalgėsi. Jis viską pastebėdavo, viską peikdavo, viską geriau žinodavo ir visados turėdavo tiesą. Eidamas gatve, taip smarkiai mojuodavo abiem rankom, jog kartą vienai mergaitei nešančiai vandenį išmušė aukštyn kibirą ir pats apsiliejo. Išsižiojėle, sušuko jis jai, purtydamas vandenį, ar nematei, kad ėjau paskui tave? Siūdamas batus taip plačiai kietodavo rankas, jog kiekvienas priėjęs arčiau gaudavo nuo jos su kumščiu. Nei vienas mokinys neišbūdavo pas jį ilgiau kaip mėnesį, nes geriausiam darbui jis rasdavo ką prikišti. Tai peltakys būdavo nelygus, tai viena kurpė ilgesnė, tai vienas kulnas aukštesnis, tai negerai išmušta oda. Palauk, sakydavo mokiniui, aš tau parodysiu, kaip reikia mušt odą, ir pagavęs diržą imdavo pilti per nugarą. Jis juos visus vadindavo tinginiais, bet pats nebuvo labai geras amatininkas, nes nei ketvirčio valandos negalėjo vienoj vietoj pasėdėti. Jei pati atsikėlusi anksti rytą sukurdavo ugnį, jis tuoj šokdavo iš lovos ir basas bėgdavo į virtuvę. Gal nori sudeginti man namus? Rėkdavo jisai. Ant tokios ugnies gali jautį iškepti, o gal už malkas nereikia mokėti pinigų? Pamatys skalbėja sustojus pailsėti ir tarp savęs šnekant. Tuojau jums barti, stovi kaip žąsis ir gagena, o savo darbą užmiršo, ir kam dar tas muilas, nei reikalingos išlaidos ir tinginiavimas. Jos saugoja savo rankas ir menkai trina skalbinius. Bėgdamas tolyn, išvers kibirą šarmo ir prilies pilną virtuvę, statys kas namus. Jis nuolat prilėkdamas žiūrės pro langą ir neiškęs nepasakęs, aure sienas mūryje pusiau žalių plytų, jos niekada neišdžius. Tose namuose visi žmonės paliks be sveikatos. Tik pažiūrėk, kaip mūrininkai prastai krauna plytas. Kalkės taip pat niekam vertos, čia reikia žvirgždų, o ne smėlio. Aš dar sulauksiu, kaip užguls tie namai žmonės, kurie ten gyvens. Paskui kiek prisės, ištrauks kelias adatas, vėl atsikels, nusimes savo šikšnę prijuostę ir tars. Reikia eiti su žmonėm pašnekėti. Kartą išėjęs užpuolė barti žmonės, statančius medinius namus. Ogi čia kas, sušuko jis, jūs dirbat ne pagal svambalą, manot, sijos tiesiai jums gulės, kada nors viskas išsikraipys. Ištraukė vienam darbininkui iš rankos kirvį, norėdamas parodyti, kaip reikia tašyti sienojus. Bet tuo tarpu pamatė važiuojant žmogų su moliu vežimu. Greit numetė kirvį, prilėkęs ėmė jį barti. Ar tu turi kiek proto kinkyti jaunus arklius į tokį sunkų vežimą? Beregint gyvuliai pakris. Žmogus, kur vežė molį, nieko neatsakė. Ir Kurpius piktas parbėgo namo. Kai jis vėl atsisėdo prie darbo, mokinys padavė kurpę. O čia vėl kas, suriko jis. Ar aš tau nesakiau taip giliai nepjauti? Kas bepirks kurpes, kur vieni padai tėra? Visados reikia daryti, kaip aš liepiu. Gal ir negera kurpė, atsiliepė mokinys, bet meistras pats jas sukirpai ir buvai pradėjęs siūti. Kai bėgdamas iš namų ją numetė ant stalo, aš paėmiau ir pabaigiau.
Matyt, jums nei pats angelas iš dangaus negalėtų įtikti. Vieną naktį kurpius sapnuoja, kad jis numiręs ir einantis į dangų, priėjęs prie vartų, pasibeldęs. Mane stebina, tarė jis, kad dangaus vartai neturi ąsos, nėra už ko patraukti, gali kruvinai nagus nusidaužyti. Apaštalas Petras atsidaręs vartus ir pažiūrėjęs, kas prašosi leisti. Tai tu čia, tarė šventas Petras. Gerai, įleisiu, tik pamesk savo papratimą visur kištis ir neapeik, ką danguj pamatysi, kitaip bus tau prastai. Prašom tuo nesirūpinti, atsiliepęs kurpius, tyla. Pats žinau, kas dera ir kas nedera. Čia kaip dėkui Dievui, viskas tobula ir nėra ko peikti, kaip žemėj. Įleistas pro vartus, kurpis ėmėsi vaikščioti po dangaus platybes, dairęsis į dešinę ir į kairę, bet kartais kraipęs galvas, ką vienas sau kalbėjęs, bet tuo tarpu pamatė du angelus, nešant rąstą. Čia buvęs tas rąstas, kurio žmogus savo aky nemato, o ieško krislo kitų akyse. Jie nešė rąstą ne išilgą, bet skersą. Kas matė tokį nesusipratimą, pagalvojo kurpius, bet nutylėjęs save ramindamas. Antra vertus, juk vis tiek, kaip rąstą nešti, išilgą ar skersą, svarbu tik į vietą nunešti ir niekur neužkliūti. Paskui netrukus pamatęs du angelus semiant iš šulinio vandenį ir pilant į statinę, o statinė buvo kiaura ir per visus šonus bėgusi. Angelai laistė žemę lietum. 100 pypkių, jau išsižiojęsis, bet nesusipratęs ir laiku prikandęs liežuvį sau galvodamas, gal čia tėra koks žaidimas, o iš žaidimo žinoma rimto darbo nenorėtų. Kaip matau, danguj yra daug tinginiavimo. Toliau paėjęs, pamatęs vežimą, įlindusį į gilią duobę. Nėr ko stebėtis, tarė jis šalia jo stovinčiam vyrui, jei tai be saiko krauna. Kas čia pridėta? Geri žmonių norai, atsiliepęs vyras. Negalėjau jų nuvežti ant tikro kelio, bet čia toj vietoj jų nepaliksi. Tikrai, atėjęs angelas ir įkinkęs porą arklių. Gerai pagalvojęs kurpius, bet 2 arkliai neištrauks, reiktų mažiausiai 4. Atėjęs kitas angelas ir atvedęs dar porą arklių, tik juos pakinkęs ne iš priešais, o iš užpakalio. Tas buvę kurpiui per daug, besmegenis surikęs jis neiškentęs. Kągi darai, kas matė nuo pasaulio pradžios, kad galėtum taip vežimą vežti, tik jūs per savo aklą puikybę dedatės viską geriau žinantys. Jis buvęs norėjęs dar ką sakyti, bet vienas dangaus gyventojas, pagavęs jį už sprando, švilpt ir išmetė laukan. Prie vartų jis dar atsigręžęs į ratus ir pamatęs, kaip 4 sparnuoti arkliai iškėlė juos aukštyn. Tuo metu kurpius atbudo. Tikrai danguj darosi viskas kitaip nei kaip žemėj, tarė jis sau, ir galima kitą daiktą dovanoti, bet kas gali ramiai žiūrėti, matydamas kinkant arklius iš priešais ir iš užpakalio. Tiesa, jie turėjo sparnus, bet kas gali tai žinoti? Iš kitos pusės didelis kvailumas duoti po 2 sparnus arkliams turintiems 4 kojas bėgti. Bet reikia keltis, kitaip rasiu visus namus aukštyn kojom apverstus. Tačiau laimė, kad aš nesu miręs, tikrai.